pirmą kartą matau, kad sėdi su antrankiais už nugaros. Tai kuo čia taip esi? Nori mane nužudyti? Tai tu nori pasakyti, va dabar tave beda į komisiją, dar kažką visą laiką taip ir būna? Taip, iš kameros tik tai su antrankiais. Jo. Tai metai laiko esu čia su antrankiais, ta prasme, čia niekas nieko nedaro. Jo labiau, kad aš žmogui kameroje į galvą daviau, ta prasme, ne kažkur, ne kolidoriui. Tik tai. Biškinu daviau, kas šito. Tu tikrai nešventasis, aš matau. Tai faktas, aš nesu šventas. Tai aš nespardau, ta prasme, kas man yra perbėgęs kelio, aš iš vis esu nekonfliktiškas, aš, ta prasme. Čia patys pareigūnai mane išpraukoja. Taip, ir patys muša, skriaudžia. Taip, aš geras vaikas esu, ta prasme, nekonfliktiškas iš viso. Aš asmeniškai štuką 700 baudų sumokėjau. Tai čia vat už visokius antrankių sulaužimus. Antrankius sulaužai? Sulaužau. Uždėtai ant rankos uždėtus? Taip, sulaužau. Tai iš kur čia tiek jėgos, jiegi labai... Nėra, jie tvirti, visi pareigūnai žino, kad aš einant sugebu juos ir atsirakinti ir nusimti, ta prasme, visi pareigūnai žino. Čia gal kur nors žaislų parduotuvė pirkti. Tai čia viskas pasakyta. Šitie antrankiai 16 eurų kainuoja. Buvo šičia situacija, irgi mane nuveda į Rūsį, aš paimu, nusiemu antrankius. Bet už nugaros, ar ne? Tipo, mane palieka, aš nusiemu antrankius, paduodu virš manęs tokią kamerą, aš nevardinsiu kokią, aš paduodu į tą kamerą ir sakau, paduokit tos antrankius į mano kamerą, paduoda tas antrankius į mano kamerą, aš pabaladoju į duris, pabaladoju į duris, sakau, nuleidau antrankius į tualetą. Jie sako, rimtai Arlauskai, ir sakau, veskit mane į kamerą, sakau, atiduosiu atgal tos antrankius. Ai, pagailėjai. Pagailėjau. Aš galvojau, kad jau pusę valandos jie ieškojo. Jo, sakau, nuleidau į klozetą, sako, kviesk santechnikus, Artistas. Tave iš Alytaus atvežė į Pravieniškes, kad sumušai ten tą nuteistą. O iš Pravieniškių čia? Iš Pravieniškių čia. Irgi kažką gėlių puokštę padovanojai. Buvo netinkamas elgesys vienam nuteistajam. Įspyriau iš kojos į galvą ir viskas, jisai sukrito prie pirmo baraką ir viskas, ir mane iškart pervežė, ta prasme. Mane paėmė, izoliavo 48 valandom šičia, kur tas surinkimas yra boksė, kai tie laikino sulaikymo. Mane izoliavo tenai 48 valandų, atnešė kaip šunių čiužinį, numetė, sako, gyvensi šičia, sako, atneškit mano higieną, sako, tau niekas nepriklauso, čia daro kaip nori šičia. Čia Šiauliai, čia viskas galima. Papasakosiu, kaip auklėtoja sako Pravieniškės, tai bausmių vykdymo kodeksas supranta. Alytus taip sako supranta, o mes sako taip suprantam. Į sporto salę į mėnesį kartą išveda viskas. Vieną kartą į mėnesį? Į mėnesį kartą išveda. Valandai? Valandai laiko. Čia vienas užimtumas, ta prasme, kur tu dar gali nueiti į sporto salę. Ir tai ten tas treniruokliai sulūžė. Yra žaidimų kambarys, taip ir vadinasi, žaidimų kambarys, biliardo stalas. Lazdų net nėra. Ateina, sako, eisi į biliardą, nueinam į tą biliardą, lazdų net nėra. Atsineš savo, net nėra kom žaist, tai vos ne taip, taip yra šičia. Yra tokia pamaina, per kurią prisidirbi, nuveda tave į Rūsį, pakabina ant grotų, sudaužo ir palieka tave kabėti per naktį, ta prasme. Tu sėdi kameroje ir girdi, kaip žmogus klykia iš ten, iš tų karantinų, žinai, vadinamų. Ir dabar taip vyksta? Vyksta taip. Buvo tokia paskui situacija, prarijau telefoną. Tai čikniukas gal tas anetės mažiukas? Jo, manęs nevežė etapų, man skrandis skaudėjo. Manęs nevežė etapų, aš jį paėmiau prarijau, kad mane išvežtų etapą. Tai kiek kainuoja telefonas tavo čikniukas dabar, pavyzdžiui, kiek tu čia nuostolio patyrei? 150 eurų. Bet jeigu dabar tau reikėtų telefoną, tu gali jį gauti? Faktas. Čia viską daro, kad kuo blogiau kaliniui būtų. Išneša telikus, sako, tai aš jums pultelius palikau. Net būdinti išvengia, tai taip yra. Sako, aš jums pultelius palikau, tai aš duodu žodį, taip yra. Labadiena, esu Ričardas Arlauskas, šiuo metu atlieku bausmę Šiaulių kalėjime. Kiek metų tau? 26. Nu ir seniai čia gyveni? Nuo 24 metų. Tai 2 metai tik tai? 2 metai, taip. Tai sėdi, pirmą kartą matau, kad sėdi su antrankiais už nugaros. Tai kuo čia taip esi? Nori mane nužudyti? Ne, baikit jūs, dėl ko nužudyti. Tiesiog sumušt?
Nusvarsto administracija nuimti antrankius per komisiją, ateina režimas. Tuo metu sėdžiu 2-3 kameroje, sako, aš tau nuimsiu antrankius, nusvarstė komisija nuimti antrankius. Buvo 12 valandų, berot 16 minučių, aš paprašiau išvesti skambinti, jau buvo pravažiavę pietus. Tada pareigūnas sako, gerai, aš išvesiu, tada pažiūrėjau serialą per televizorių, dar tuo metu buvo nepaimtas televizorius, pažiūriu tą serialą, jau ten buvo 13 valandų, 5 minutės, aš sakau, išveskit mane būdinti skambinti, jisai sako, ne, aš nevesiu, sako, tu agresyvus esi, sakau, iš ko tu čia sprendi, sako, tu pakeltų tonų kalbi, aš visą laiką taip kalbu. Matau ir dabar toks, aš visą laiką taip kalbu, jo. Ir viskas, jisai pripurškė dujų man į kamerą. Tai gal ten biškai agresyviau? Ne, tiesiog tas pats pareigūnas pasakė, sako, nebūtų kitos kameros, jis manęs nervavė, sako, aš tau nebūčiau purškęs dujų į kamerą. Ir man palieka tos antrankius ir čia. Tai tu nori pasakyti, va dabar tave beda į komisiją, dar kažką visą laiką taip ir būna? Taip, iš kameros tik tai su antrankiais, jo. Ir visur sėdi, bet atvedė dabar, tarkim, į komisijos, šiandien tas versimas sėdi, nes antrankiais. Jo. Nu, aš esu turėjęs nuteistųjų, kurie irgi taikomas ta sankcija tokia, ar kaip čia nuobauda, kas čia tai vadinasi, nežinau. Tai metai laiko, ta prasme, bet mus nuveda, vis tiek nuima jau ten. Tai metai laiko esu šičia su antrankiais, ta prasme, čia niekas nieko nedaro. Jo labiau, kad aš žmogui kameroje į galvą daviau, ta prasme, ne kažkur, ne kolidoriui. Tik tai. Biškinu daviau, kas šito normalu yra. Kameroje daviau, ta prasme, ne kažkur, o šičia, jisai... Ir taip Šiaulių administracija čia neleidžia nei planų vykdyti. Norėjau išeiti iš drausmės grupės, kadangi drausmės grupiai 5 metai sėdžiu, čia susimokėjau. Tai kad 2 metus, sakė, sėdė, nuo 24. Ne, tai jo, bet čia šičia tik tai šitam kalėjime. Esu buvęs dar Alytuje ir Pravieniškėse, pirmose. Kiek tau metų, sakei? 26. Tai nuo kada dabar čia sėdi? Nuo 23 metų. Nu vis tiek 5 metai nesueina. Nu, sueina. Dabar 26, nuo 23, tai 3 metai. Nu, 3 metai. Ir šičia, čia nesąmonės vyksta, neleidžia nei plano vykdyti, sako, bendrauk su psichologu. Pas mane drausminau, kad išeiti iš drausmės grupės, bendravimas su psichologu. Man šičia atėjus auklėtoje 1 aukšto, to neatsimenu jos vardą, gal pareigūnas va įvardins, aš nežinau. Tai sako, bendrauk su psichologu, sakau, tai nėra pas mumis kalėjime psichologo. Nu, sako, kaip nėra, sako, tu nežinai. Yra, sako, psichologas, bendrauju, ta prasme, su normaliais tais pareigūnais, kuriais tikrai, ta prasme, kurie palaiko tos socialinius ryšius, kažką, ta prasme. Sako, nėra pas mumis kalėjime psichologo. Esu padavęs gal kokį 50 prašymų, kad vykdyti planą. Tai 1 aukšto auklėtoja Ugnė, jinai jos išmeta iš šiukšlių dėžę. Kad nerašai tokio, kad leisti planą vykdyti, kad leisti vykdyti planą, kad noriu keistis, man metai laiko iki laisvės liko. Šičia niekas neintegruoja į visuomenę, čia 24 valandas per parą kamerų sėdi. Valandą išvesti turi? Nu, į pragulą tik tai. O taip, jokių 23, jokių užimtumų nieko nevyksta, ta prasme, čia nesąmonė. Kameroj grindis šiuo metu, čia po jūsų tų pokalbių, kaip jums pasiskambinau, sužinojo, kad atvažiuojat, paėmė pas mumis telikus. Nesąmonė. Tai ką veikėt? Knygas skaitot? Ką veikiam? Tiesiog šaškiam žaidžiam, dar kažkom žaidžiam, ta prasme, randam kortom, randam tos veiklos čia. Žaidžia kažkokius vaikų žaidimus, ta prasme. Atėjo, perkelė į vieną kamerą, atėjo po savaitės laiko, nepilnai po savaitės laiko, einat į kitą kamerą, kraukitės daiktus. Tai davė tokią kamerą, kur grindis, ta prasme, kur pas mane laisviai garažė grindis būdavo, tai va tokios, va grindis kameroj tinkas nuo sienų byra, ta prasme, šičia sako. Senas kalėjimas, kaip Lukiškės. Ne tai senas, tai jo, bet tai yra tų normalių kamerų, šičia remontuoja tikrai tas geras kameras, kurių net nereikėtų remontuoti, o čia va specialiai palieka nuteistiesim tie, kurie kažką prieš administraciją. Blakių būna kamerose šičia pilna. Pasiklausimo. Nepasiklausimo. Ai, šitų gyvūnų. Tai ne vienis kalės bausmą. Tai šičia buvau parašęs skundą, bet vėlgi čia išmetė šiukšlių dėžę, šičia nesąmonės vyksta. Nueini į mediciną, čia buvau susipjaustęs, berods prieš... Kas čia per mada, tas pjaustymais? Čia yra, kuris nesispjaustė dar. Yra gal. Berods prieš kokias 2 savaitės susipjaustų šičia, nusipjauau venas, susipjaušiau 5 valandą vakarienės metu. Mane išvežė etapų 7:30, laukė specialiai, kol pasikeis pamaina, seselės nemoka kraujo sustabdyti, nieko, ta prasme, neturi, nei tų, kaip jie ten vadinas, turniketų, nieko neturi, tai čia sančiastėje guliau alpau, ta prasme, laukia, kol pamaina pasikeis, niekas neveža etapų, tai iki tiek nuleidau kraujo, kad net kraują perpilinėti reikėjo, šičia... Tu galva daugiau nespjaustys? Ne, tai čia ne pirmą kartą pjaustausi, ta prasme.
Ne pirmą kartą Bet pjaustosi. ar padėjo, kada tavo ta tokia... Ne, nepadėjau, bet, nu, žiūrėk, kitose pataisos namuose susipjaustai, ta prasme, ateina ta administracija, sprendžia tas problemos, o šį čia niekas, čia nuveda į Rusį, šonus atidaužo dujų, pripurškė, ta prasme, kabėk, paskui irgi situacija buvo šį čia. Tuo metu berods 8 kamerų įsidėjau. Irgi ten buvo kipišas dėl parduotuvės pas mane. Mane paėmė izoliavo 48 valandom šičia, kur tas surinkimas yra boksikai, tie laikino sulaikymo. Mane izoliavo tenai 48 valandų, atnešė kaip šunių čiužinį, numetė, sako, gyvensi šičia, sako, atneškit mano higieną, sako, tau niekas nepriklauso, nu, čia daro kaip nori šičia. Jiem čia pasakai, kad kažką darysi, tai mums sako, mes nieko nebijom. Nu, O ko jam bijot? nu, ką žinau, ta prasme, skundus viską plėšo, nesąmonės kažkokias vyksta. Nu, bet vis tiek kažkokie tai skundai pasiekė kažką tai. Ne tai pasiekė, kur jiem ta prasme naudingi, kur į jų pusę ten duoda atsakymus kažkokius iš vis nesąmoningus. Nu, čia... Tai esi daug skundų parašęs. Esu parašęs daug skundų, bet negaunu jų aš čia Tai atsakymų. kiek esi parašęs ir kiek ta priimta? 50 kokių. O kiek 50. priėmė? 10 gal iš jų. Tai matyt, kartuojasi tuose skunduose tą patį per tą patį rašai. Ne, tai jie išmeta tos skundus, ta prasme, vis tiek mes nuteistėjai vienas su kitu bendraujam ir čia išmeta tos skundus. Jo, ten kas turi advokatės, ta prasme, tai tie per advokatės rašo. Tada jau nėra kaip nepriimti. Jo, dabar va čia turiu advokatę biški iš laisvės rašo, tai čiut geriau. Advokatė kainuoja. Nu, kainuoja, taip. Na. Tai, Už ką sėdi, tai gal pinigų turi labai daug. Vat. ne, neturiu pinigų. Sėdžiu už plėšimą ir vagystės. O, tai ką čia plėšiai? Ai, nesąmonė ten tokia. Taip gavos, jaunas buvau. Tai dabar jaunas dar. Nu, buvau dar jaunesnis. Ten tokį būtą apiplėšį. Ai, čia gal senuką, kur aš skaičiau, ne Ne. jūs čia, aš jau, kadangi tų nuteistųjų daug, tai aš jau ten. Na, aš neplėšiu senų žmonių. Tai jaunų tie, kurie turi pinigų. Taip. Nu, seniai daugiausia turi. Na, tai vat. Daugiau ką. Tai pirmą kartą sėdi kalėjime šiaip, ar ne? Nu, pirmą kartą jo. Tai prieš tai buvai paminėjai Pravieniškes ir Alytų, jo. Ne? Nu, tai vat palygintų juos. Ne, tai čia nėra ką lyginti, čia du skirtingi dalykai. Ta prasme, Alytus prieš Šiaulius, tai ten rojus, Pravieniškės rojus. Kodėl? Tai Rojus, narkomanų rojus. Ne, tai aš, ta prasme, nevartoju narkotikų, aš kiek sėdžiu, nesu nei siekiu užtestuotas, nei apsvaigęs matęs, ta prasme. Nu, aš... Tai, kad neužfiksavo, tai nereiškia. Ne, tai aš iš vis nevartoju narkotinių medžiagų, ta prasme, iš vis. Nu. Tai nekilo jokių pagundų kalėjime? Nes čia visi Esu ten tos paiso kažkada parūkęs, bet, nu taip, nu man nerūpi, ta prasme. Šičia nueinu pas direktorių, sakau, tai išveškit mane, sakau, kad galėčiau vykdyti planą. Paaiškintų, ką tas planas reiškia, nes... Nu, kad išeiti iš drausmės grupės, sudaro planą, resocializacijos planas. Ir šičia vykdyk, sako, planą. Tai sakau, jūs man nesudarot galimybės vykdyti. Jie sako, mes tau visas galimybės sudarom. Šitiek prašymų esu prirašęs. Ir... Tai ką tu turėtum daryti pagal tą planą? Tau vis tiek surašo tą planą ar nesurašo? Tai surašo tą planą, taip surašo, ten pas mane yra pokalbis, elgesys, pasikeitimas, tai, nu, tipo APPT programa. Aš ją esu praėjęs 21 metais. Tai čia yra pažymos pas juos, aš esu jas ištraukęs. Nu, kiti eina 10 kartų tą patį planą. Jo, paskui čia yra raktas, dar ten kažkokios programos, nu man jų neleidžia vykdyti, ta prasme, mes sako, eik pas tikinčiusius, nueinu pas tos tikinčiusius, jie net nesikviečia manęs, ta prasme, tai pas mane nėra plane nurodyta, kad aš turiu eiti ten pas kažkokius katalikus ar ten kažkokius, ta prasme, taip. Šičia iš vis nežinau, kaip čia paaiškinti, ta prasme, šičia kažkokia atskira sfera, čia atrodo, kad nebūtų, ta prasme, pareigūnų, kurie spręstų problemas normaliai, visur, ta prasme, nueini Pravieniškėse, sakai, ten tą noriu vykdyti, prašau, eik vykdyk, svarbu, tik tai rodyk savo iniciatyvą visur, ta prasme, o šičia daro, kad kuo blogiau tik tai kaliniui būtų. Ateina režimo pareigūnas, čia biški nukrypsiu nuo temos, sakau, man priklauso, sakau, drausmės grupiai sėdžiu, sakau, man priklauso Virdulys. Jie man jį buvo davę, bet čia buvo paskui išnešę pas mane ir vėl nebedavė. Tai sako, jeigu turi galimybę, sako, įsivaryk iš laisvės, sako, aš padarysiu, kad tau už elektrą mokėti nereikės. Sakau, kaip čia tokios galios,
prie registratoriaus vienaip šneka, išjungtas registratorius, iš vis ta prasme į pievas kažkokią šneka, nu, čia nesąmonė. Ateina, oi, neturiu laiko, man šiandien į sporto salę, netrukdykit man, ta prasme. Kaip jis kokteilius geria, pasakoja, nu, ta prasme, iš vis nesąmonė. Šį čia paėmė telikus dabar pas mus. Tai va, nesigaili, bet susigalvojai ateit pakalbėti ir teliko negavai. Ne, nu tai ką čia gailėtis, nu čia nėra ką gailėtis, čia pas mane ne pirmą kartą paima telikus. Čia, nu, bet kažkaip... jūs Dausėns grupėje galite tą televizorių turėti, kaip ir negalite. Čia būt kaip ir lengvata jums tokia, žodžiu, malonė. Nu, kaip ir lengvata, jo, bet tai čia nu, visi turi tas telikus. Jie čia ne pas mane vieną, ta prasme, ateina, paima tą teliką, kur ta prasme... Poveikio, žinai. Jo, tipo prevencinė, žinai, kažkokia, bet nu jie nepaveiks, taip aš labai lengvai ėmu dėl to teliko, ta prasme, nu koks skirtumas. Aš Alytui 5 striumus po 30 iš eilės atitemdavau ir ta prasme, nu jokio skirtumų, man nesijaučia tas telikas, vis tiek bendrauji kameroje su žmonėm, ta prasme, nu niekas nesikeičia, šičia jie galvoja, kad jie čia kažką pakeistą teliką paimdami. Jo labiau, kad jie turi paimti teliką, kada yra pažeistas lipdukas. Pas mane nepažeistas lipdukas, nu, tai šičia. Tai pažeistas lipdukas reiškia ten, žodžiu, kad nebūtų ko nors pridėta ar kažką pamaklinta, ne? Jo, nu. Tai čia, nu, jie daro kaip jiem, ta prasme, geriau. Ką čia gali pamaklintam telikė, ta prasme, nu, ką? Nu, bet narkotikų paslėpti dar kažką, žodžiu, iš tokios serijos turbūt. Nebent jie gali pakišti narkotikų. Tai kaip tik, va, už dyką nereikės pirkti. Tai aš nevartoju, man nereikia. Kameras draugai. Tai ir kameros draugai nevartoja. Keliese sėdės? Dviesi. A, tai dviesi, tai tikrai liūdna, tada tas šaškės jau čia jums gyvenimo, neliūdna. Visą dieną, tai visą dieną naktis. Neliūdna, randam tikrai tos veiklos. Tai va, daugiau ką žinau. O tai Alytui, va, tu sakai, viskas ten buvo, bet ir sėdėjai tam drausmės 5 kartus pravarėjai tą sroką, kaip tu sakai. Tai už ką tenais, jeigu toks tai tobulas ir geras? Nu, ten už ką. Būdavo muštinių, būdavo visko. Nu, būdavo visko. Tai mane už muštinės iš Alytaus ir pervežė į Pravieniškės. Buvau ten susimušęs tokiu nuteistoju. Jam ten kaulas lūžo, nu, atviras lūžis buvo, mane dėl to pervežė į Pravieniškės. Teisė už tai? Neteisė. Nes paprastai dabar jau teisė, jeigu ten ir nėra nukentėjusio to pareiškimo. Jo, tai va čia toks Ernestas Alimovas. Jisai tuo metu baniai dirbo, jis čia prie manęs ant langus prikalbėjo ant mano šeimos, ta prasme, nu aš labai vertinu savo šeimą, nes neturiu abiejų tėvų. Jisai prikalbėjo, aš jam sakau, pagausiu, tai sakau, nuplosiu ir viskas. Ir aš jam ten tiesiog tokį kokoną daviau ir viskas. Jisai parašė pareiškimą ant manęs, aš gavau 4 mėnesius roką. Ir prisiteisė 150 eurų. Šičia praeina mėnesis, 2 gal, jisai vėl dirba baniai. Dirba baniai, gauna čia vat prieš kelias dienas nuo kito nuteistojo į galvą, gauna nuo kito nuteistojo į galvą ir aš nueinu pas operus, sakau, jūs čia specialiai darot, sakau, kad žmonės sukti ant sroko. Nu, tai čia taip yra, šičia viskas vat vyksta taip, kad prasukti, tik tai, kad kuo blogiau žmogui būtų. Aš sakau, jūs specialiai darot, ne, mes nespecialiai darom. Šičia viską daro jie specialiai, kad ko blogiau būtų kalinį. Nu, bet Alimovas, ne? Alimovas. Taip. Jisai šiaip pats yra problematiškas. Tai jis yra problematiškas, taip, nu, jo niekas kalėjime nemėgsta, jam nieko nėra švento, va tiek tos normalesnius pareigūnus pridavinėja, tiek mumis pridavinėja, jam nieko švento nėra šičia, nu, čia jisai. Jis buvo prie manęs Pravieniškėse, pirmose, tai lipo ten ant sančiastės, staugų, korėse, apsišykęs buvo, nu. Taip yra, nu ką. Tu už ką tu jį čia paauklėjai? Tiesiog ant mano šeimos tenai pradėjo per langų šnekėti. Bet tai su josgi nežino? Ne, tai nežino, nu taip, tiesiog, taip įžeidė, taip ir aš. Jau. O tu sakai, neturi šeimos. Kodėl? Nu, mirė pas mane tėvai. Taip anksti? Jo, neturiu nei tėvo, nei mamos, mirė. Ar žuvo ar mirė? Mirė. O kaip tai gali taip anksti abudu mirti? Nu, mama sirgo vėžiu, tėvo insultas buvo. Nu, mirė.